Skandalingo Donaldo Trumpo sprendimo išvesti 5000 JAV karių iš Vokietijos fone, NATO pajėgos netikėtai surengė didelio masto karių perkelimą. Šiandien paaiškėjo, kad NATO šalys vykdo didelio masto karinės pratybas vienu metu visame Rusijos pasienyje. Pratybose dalyvauja 10 000 karių, o manevrų tikslas – treniruotis, planuoti ir vykdyti gynybinės operacijas įprastinio karo su Rusija sąlygomis. Be to, Trumpo sprendimo neperkelti į Vokietiją Tomahawk raketų, kurios galėtų pasiekti Maskvą, fone Berlynas oficialiai pasiūlė Kijevui kartu kurti ir gaminti savo tolimojo nuotolio raketas. Be to, Vokietija dar investuoja milijardus eurų į uostų modernizavimą, kad būtų galima greitai perkelti sunkius tankus ir kitą sunkiąją karinę techniką arčiau Rusijos. Tuo tarpu Švedija iškelia į orbitą 10 kosminių aparatų, kurie bus naudojami žvalgybai prie Rusijos sienų ir karinės veiklos stebėjimui regione. Esmė ta, kad be sausumos, oro ir jūrų pajėgų NATO nusprendė dar ir nuolat stebėti Rusiją. Mano vardas Aleksejus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šią laidą prašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. O dabar pradedame. Taigi, Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo apie 5000 savo karių išvedimo procesą iš poligono Vokietijoje. Apie tai praneša vokiečių leidinys Bild. Kalbama apie Stryker brigados išvedimą, kuri yra dislokuota Vildzeko mieste Bavarijoje. Kaip pranešė Pentagono atstovas Šonas Parnelas, karių ir jų šeimų išvedimą planuojama užbaigti per 6-12 mėnesių. Visiško šios karinės bazės uždarimo nenumatoma, nes po sumažinimo joje ir toliau tarnaus nuo 5 iki 8 tūkstančiai karių. Iš viso Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35-40 tūkstančių amerikiečių karių. Iš jų maždaug 16 tūkstančių yra dislokuoti Grafenverio poligone, o dar 10 tūkstančių Vildzeko mieste. Kartu su civiliu personalu ir šeimomis šiame regione gyvena daugiau nei 30 tūkstančių amerikiečių. Taip pat svarbu suprasti, kad šis Trumpo sprendimas silpnina rytinį NATO flangą Europoje, nes kartu su kontingentu regioną palieka tankų vadai, pilotai, ginkluotės specialistai ir kiti. Tačiau Europoje vis dėlto imamasi veiksmų, kad būtų sumažinta šių rizikų dėl amerikiečių karių išvedimo. Pavyzdžiui, šiandien. Žinoma, kad NATO šalys vykdo plataus masto karinės pratybas visame pasienyje su Rusija. Estijoje pirmadienį gegužės 4 dieną prasidėjo karinės pratybos Pavasario audra 2026, kurios truks beveik mėnesį. Intensyviausioje fazėje juose dalyvaus daugiau nei 12 tūkstančių Estijos ir sąjungininkų šalių karių. Šių manevrų tikslas – treniruotis, planuoti ir vykdyti gynybinės operacijas kartu su Rusija, su Estijos divizija ir sąjungininkais įprastinio karo su Rusija sąlygomis. Prie šių pratybų prisijungia sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Kanados, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, JAV, Ukrainos, Suomijos, Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos. Šalis treniruosis greitą persidislokavimą, naujų junginių priėmimą ir jų integravimą į Estijos divizijos operacijas. Programoje numatyti Rusijos karo prieš Ukrainą pamokos, taip pat gynybiniai veiksmai naudojant bepiločių sistemas. Tuo pačiu metu pratybos vyksta ir Lietuvoje. Gegužės 3-5 dienomis vyksta brigados Geležinis Vilkas taktinės pratybos Karaliaus kirtis. Jose dalyvaus apie 1000 karių. Tuo pačiu laikotarpiu karinės pratybos taip pat vyksta Lenkijoje ir Suomijoje. Gegužės 2 dieną Ožišo poligone prasidėjo NATO pratybos, kuriuose dalyvauja daugiau nei 3,5 tūkstančio karių, įskaitant beje ir amerikiečius, bei šimtai technikos vienetų. Taip pat manevrai vyksta Suomijos Vuosangos poligone, kur atvyko daugiau nei 600 karių iš Kainų artilerijos pulko. Be sausumos pajėgų pratybose dalyvauja ir aviacija. Pažymėsiu, kad Vuosangos poligonas yra maždaug už 50 km nuo Rusijos sienos. Mėnesio viduryje Suomijoje prasidės dar 2 dideli pratybų etapai – Metso 126 ir Saber Strike 26. Svarbiausia Suomijos pratybų dalis prasidės gegužės 11 dieną Vuosangoje.
Tuo pačiu Švedija šiandien iškėlė į orbitą savo pirmąjį karinį palydovą. Per artimiausius 2 metus Švedija planuoja paleisti apie 10 aparatų, kurie bus naudojami žvalgybai prie Rusijos sienų ir stebėjimui karinių pajėgų. Esmė ta, kad nuo šiol Stokholmas gali savarankiškai aptikti ir analizuoti grėsmes pasauliniu mastu be amerikiečių pagalbos. Reikalas tas, kad dabar Švedijos kariškiai, beje kaip ir Ukrainos, palydovinės nuotraukas gauna iš sąjungininkų arba iš komercinių palydovų. Dabar Švedija jau turės savo akis kosmose. O palydovų grupuočių stiprinimas susijęs su keliais veiksniais iš karto. Pirma, Švedija tapo NATO nare ir potencialiai jos kariuomenės operacijų zona išsiplėtė dėl aljanso šalių. Antra, Švedija gauna naujų ginklų su didesniu veikimo nuotoliu, o tai reikalauja nuotolinio taikinių nurodymo ir žvalgybos duomenų. Tačiau pagrindinė priežastis – Švedijai reikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę kontroliuoti situaciją Rusijoje, Baltijos regione ir Arktyje. Ir Švedijos palydovų grupuotė veiks kartu su kitų NATO šalių, pirmiausia Europos palydovinėmis sistemomis. Na ir pabaigai pridėsiu labai įdomią naujieną. Šiandien Vokietijos CDU partijos gynybos klausimų ekspertas Roderichas Kizis-Vepteris pareiškė, kad Europa turėtų svarstyti bendrą raketų kūrimą su Ukraina, JAV atsisakius dislokuoti Tomahawk raketas Vokietijoje. Jo vertinimu, JAV atsisakymas dislokuoti raketas Vokietijoje yra didžiulė klaida ir kelia papildomą riziką regionui. Ir štai Kizis-Vepteris pabrėžia, kad amerikietiškų vidutinio nuotolio sistemų, galinčių atsverti branduolinę grėsmę iš Rusijos pusės nebuvimas, tiesiogiai veikia Europos šalių apsaugos lygį. Jis įsitikinęs, kad pasekmės gali būti rimtesnės nei JAV karinio buvimo sumažinimas, įskaitant 5000 amerikiečių karių išvedimą iš Vokietijos. Ir štai kaip galima sprendimą ekspertas pasiūlė susitelkti į savo alternatyvos amerikietiškiams ginklams kūrimą. Kalbama apie raketų sistemų kūrimą bendradarbiaujant su Ukraina. Ir baigsiu jo citata. Sprendimas yra sukurti kažką panašaus į Tomahawk raketas kartu su Ukraina, kad iki 2030 metų tokios sistemos jau būtų prieinamos. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka arba mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tiek šį kartą. Saugokite save, viso gero visiems.